Sveiki žiūrovai! Šiandien gaminsim slaimą. Aš vieną jau pasigaminau ir jis atrodo štai taip. Tai va. Aš esu. Ir man jisai grinai pavyko, tai aš noriu receptų pasidalinti su jumis. Šiandien bus iš daugelį ingredientų. Taigi, ko mums reikės? Mums reikės baltų klijų, tada aktyvatoriaus, 50 ml vandens, blizgučių, jie sausi byrantis blizgučiai. Tada vieno valgomojo šaukšto arbatinio šaukšto sodos, tada dubens, kuriame viską maišysim, ir šaukštą, su kuriuo maišysim. Taigi, visų pirma, į dubenį supilkime klijus. Aš įpyliau jų štai tiek. Taip. Dabar, kad slaimas blizgėtų, jeigu norit, tai pilkite blizgučius. Gali būt slaimas ir be blizgučių, nes čia pažiūrėkit, kai aš įdėsiu blizgučių, sakykime, pamaišau, jie nieko nepakeičia, tai gali blizgučių ir nedėti. Tai va, jei neturit, jie yra nebūtini, tai... Aš piliu blizgučių, tada išmaišiau, kad būtų blizgantys klijai ir būtent su blizgančiais klijais aš galėsiu viską maišyti. Taigi tada supilkime vandenį, tada viską išmaišykime iki vientisos masės, kad nebūtų taip, kad atsiskirinėja. Tai va. Aš jau išmaišiau ir pas mane atrodo štai taip. Tada įdėkime vieną šaukštą sodos. Aš dėsiu su rankomis. O čia mano slaimas jau pagamintas, tai su juo nesidarykime. Kaip jisai atrodo, tai nebandykit. Dabar išmaišau visą sodą, kurią įdėjau. O tada pilkime aktyvatorių. Aš maišau, man jau iš karto slaiminasi. Tai va, jau jisai tamprus pasidarė man, bet nereikia šito per daug, nes slaimas pasidarys netamprus ir bus tai labai negerai, nes juk slaimas ir reikalingas, kad jis būtų tamprus. Tai, va, aš jau pasidarau maždaug tokią masę, bet slaimina tik aktyvatorius. Aš nežinau, bet slaimina aktyvatorius, bet to negalima per daug, tai aš nežinau, kaip nutaikyti, nes jisai slaimina tik jis, o jo negalima per daug. Tai va, aš maišau ir jau gavau tokią masę. Jis yra panašiai slaimo, bet nėra slaimas, tai aš vis pilu aktyvatorių, kol negrausis grynas slaimas, kaip praeitas mano slaimas. Tai va, aš jau gavau maždaug tokią masę, bet dar man labai limpa prie rankų, tai aš nenoriu jos liesti. Bet va, jau kaip man sutirštėjo ir prasidarė grynas slaimas. Tai va, atrodo štai taip. Gerai atrodo, ar ne? Būtų maždaug toks. Aš vis nešau, man net ranką skauda, wow. O, jau jisai pasislaimino normaliai. Tai... Manau, kad jau galima laikyti. Bet jis labai lenta. Tai va,
Atsitiko taip, kad aš turiu dar pilnai aktyvatoriaus, nors nežinau, kam jo reikia. Tačiau aš tiesiog nežinau, nes labai limpa. Tai baisiai limpa. Aš tada pilu aktyvatorių, nes manau, kad tik su juo man padės. Tai va, gaunasi maždaug tokia masė. Nėra netantri, bet gera. Nelabai tada limpa man prie rankų. Jau nebe taip limpa, kaip prieš tai, bet aš dabar einu nusiplauti rankas, nes jos atrodo štai taip. Tai aš nežinau, bet baisiai limpa prie rankų, tik dabar jau šiek tiek pagerėjo, kai dar šiek tiek pamaišau, bet jis vis tiek limpa, tai aš tiesiog nežinau, kas jam darosi, bet nors jis atrodo taip. Jo yra labai daug, kaip ir šitą. Aš nežinau, bet vis jau leidžia skysti. Tai dabar bandysiu su rankom pamintyti, bet limpa. Tai va, nenoriu daugiau dėti aktyvatoriaus, nes pamačiau, kad šitas jau daug skysčio išleido man, o tai aš nenoriu daugiau dėti aktyvatoriaus. Dėl to, ką tik sakiau. Tai mano slaimas atrodo taip, bet nors jis ir tampasi, bet bėga tai nenormaliai. Tai aš pabandysiu įdėti šiek tiek sodos. Bet aš nežinau, ar man gausis, jei aš įdėsiu sodos, nes aš labai bijau. Todėl, kad gali nesigauti ir Tai va. Tai pabandysiu įdėti sodos. Nu va. Nuimsiu ir šiek tiek pabandysiu įdėti sodos. Va. Išmaišau. Jis pasidarė labai miltinis, bet aš nežinau. Tai va. Pagerėjo. Kodėl anksčiau nesugalvojau dėti sodos? Geras, wow. Tai čia reikėjo sodas ir ką? Rimtai, čia reikėjo sodas. Tai va. Kažkas jam pasidarė, kad jis pasidarė pakuotis kažką. Vis tiek trukinėja. Tai va. Pasidariau tokį slaimą. Tai jis labai geras ir